Šiek tiek diskusijų sukėlęs 9 uždavinys, testinis uždavinys, kur reikėjo suskaičiuoti, kiek iš viso yra kodų, triženklių kodų tenkinančių čia surašytas sąlygas. Tai yra kodo skaitmenys turi būti visi skaitmenys skirtingi ir skaitmenys turi didėti. Na, žiūrint iš kairės į dešinę, nuo mažiausio iki didžiausio. Na, tai pirmas dalykas, ką reikia išsiaiškinti sprendžiant šį uždavinį, tai ar skaitmuo 0 tinka. Iš viso yra 10 skaitmenų, tą mes žinom, bet ar skaitmuo 0 gali būti tame kode. Realiojo turinio uždavinys čia yra. Čia neklausia mūsų ir uždavinys nekalba apie triženklius skaičius. Triženklio skaičiaus pirmasis skaitmuo 0 būti negali, todėl iš čia tam tikrą prasme netiktų. Bet kada kalbama apie kodus, o čia yra kodai, tai kaip matėm kodų tose lentelėse visose spaudyklėse prie durų esančiose, kai reikia į butą įeiti ar į seifą įeiti, tai ten visada 0 yra ir 0 skaitmuo toks gali būti. Ir žinoma, jisai šiuo atveju gali būti tik pirmasis. Antrasis 0 negali būti, trečiasis irgi 0 negali būti. Aiškiai suprantam, tai yra padarom tokią išvadą, su savim susitariam, kad 0 čia tinka ir 0 gali būti tik pirmasis skaitmuo. Vertėtų susirašyti bent keletą pavyzdžių tokių kodų. Na, aš čia užrašiau, vadinkim, sąlyginai mažiausią, čia sąlyginai didžiausią. Kiek jų yra iš viso tokių kodų? Čia jie tinka, tenkina tą uždavinio sąlygą. Kai kas surašė, aišku, tuos kodus ir sugaišo galbūt ir netiek daug laiko ir gavo teisingą atsakymą, kad iš viso yra 120 kodų. Jeigu tą nuliuką įtraukė. Na, ką mes dar čia pagalvokim prieš spręsdami tą uždavinį. Kiek galima sudaryti skaičių triženklių, pavyzdžiui, iš šitų 3 skaitmenų, iš 4, 5, 7. Jeigu aš turiu 3 skaitmenis ir sako, sudaryk man visus įmanomus triženklius skaičius, tenkinančius tas sąlygas, ne, va šito uždavinio sąlygas. Tai kiek turėtumėm skaičių? 4, 5, 7, 1, tada galėtumėm dar sukeisti 4, 7, 5, tada pirmas skaitmuo būtų ne 4, o 5, 5, 4, 7, 5, 7, 4, na ir dar galėtų būti 2 atvejai, kur pirmas skaitmuo 7, 7, 4, 5, 7, 5, 4. Tai iš viso 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokie skaičiai triženkliai sudaryti iš 3 skaitmenų. Bet mum iš tų 6 tinka tik vienas. Vienintelis tinka. Šitą šį momentą reikėjo sprendžiant tą uždavinėlį susigaudyti ir jį panaudoti. Na dabar aš išspręsiu tą uždavinį nenaudodamas ten formulių, kaip jūs ten deriniai, grėtiniai ir dar bala žino, kas ar keliniai. Man jos nepatinka formulės, bet išspręsiu šitą uždavinį, vadinkim taip, naudodamasis tą vadinamąją daugybos taisyklę. Pirmą kodo skaitmenį aš renkuosi iš 10 galimų, nes iš viso yra 10 skaitmenų. Todėl rašau, pirmasis mano skaitmuo yra 1 iš 10. Antrasis kodo tada skaitmuo, jau vienas skaitmuo panaudotas, kažkuris iš jų, tai liko 9, aš galiu imti tik 9 skaitmenis, o skaitmenų porą gausiu. Kiek yra iš viso porų sudauginęs 10 kart 9. Na ir atitinkamai trečiasis skaitmuo, jau 2 panaudoti skaitmenys iš 10, iš viso liko 8, tai gausiu atsakymą padauginęs dar iš 8. Bet ką aš čia gavau, ką duoda šita sandauga? Sudauginę matom 720. 720 yra 6 kartus didesnis atsakymas skaičiukas už teisingą atsakymo raidę, už atsakymo raidę B, už 120. O kodėl? O todėl, kad į šitą skaičių įeina visi šitie šešetai. Visi šešetai. Pagavot mintį turbūt, taip? Tai reikia, kad gautumėm teisingą atsakymą. Teisingą atsakymą duoda štai šis reiškinėlis, belieka padalyti iš 6. Dar stabtelkim šiame uždavinį, kur egzaminatoriai nepagailėjo įkišti bombos. Bomba su šitais skaičiukais yra kokia? Tie, kurie nepriėmė 0. Tie, kurie laikė, kad 0 netinka, tai ką mes gautumėm? Sudauginę 9, 8, 7 gautumėm šitą skaičiuką, o padalinę iš 6, padalyję iš 6 gautumėm šį skaičiuką.
O čia ir pakišo koją. Aišku, galima spręsti ir su tom formulėm, kas jaučia, kad ten C iš 10 po 3. Aš tai nelabai jaučiu. Man užtenka va. Štai tokių samprotavimų. Pirmą skaitmenį renkuosi iš 10, antrą iš 9, trečią iš 8, o perstatų, 3 skaitmenų perstatų iš viso yra 6. 3 kart 2. Tai yra reikia padalyti iš 6. Tai ir duoda teisingą atsakymą. Ačiū uždėmesi.